Kalėdos turi būti geros ne tik geriems doriems piliečiams, bet ir tiems, kurie yra užmiršti. Tai žmonės, turintys savo norus, savo svajonės, kurios sunkiai pasiekiamos, savo kasdienybę, norintys turėti savo ateitį. Gal ir keista, bet šiandien bandysime patenkinti jų norus, kurie greičiausiai nesutaps su jūsiškiais. Bet norai yra norai. Kaip sakoma, neklysta tik tas, kuris nieko nedaro. Sveikas. Žiūriu, katiniuką maitini. Taip, reikia. A jaučiasi kalėdas? Ne, man nesijaučia. Va, tau žuvytė tokia kalėdų proga. Užkasti šiek tiek. Ačiū. Donikės. Ir jeigu nesupyksi, dar degtinės butelį duosiu. Ačiū labai. Nu, kam čia verkti, taigi džiaugtis reikia. O mane dukrelė išvarė. Raktus pavogė, pinigus pavogė. Ačiū labai. Matau, ko geras žmogus esi, ne tik savim rūpinės, o katiniuką pamatėjai. Tai... Aš jau turėjau dešrytės, jam duodu. Opa. Neima to dešrytės. Duokį pilsi. O. Geriems žmonėms linkiu laimės, džiaugsmo, gerų pasisekimo, kad jie būtum laimingi. Ir nepamirštum kitus. Garbė jums. Tai ką, gerų švenčių? Ačiū jums. Jos sėkmės. Gerbiamasis. Nereikia bučiuot rankų, tikrai. Aš dėkoju jums. Gerai. Nuoširdžiai, kad jūs būtumėt laimingas, išdidus ir visų gerbtumėt. Gerai, sudėl. Laiminga jums. Labą dieną. Labas. A jaučiat, kad šventės artėja? Jo. Jaučiasi šventės? Jo. Tai va, kalėdų proga norėjom tavo tokį nedidelę dovanėlę padaryti. Čia yra ikra ir donytės. Ir dar, jeigu išgeri kartais, tai dar buteliuką degtinės. Gerai. Turim tokią nedidelę dovanėlę jums kalėdom. Žuvies patiekalas. Ikrai. Raudonė ikrai tikrai. Čia va dar donelė. Degtinės visai negerėt? Visai? Paėmiau butelį. Nu tai gerai, tada išgersiu. Tada išgersiu. Švenčių proga. Ja. Kalėdų proga tokią dovanėlę nedidelę padarysim. Dievuliau. Va, po žuvį jums. Nu išprotės. Drebučių jums. Jūs labai turtingi, labai širdingai dėkojam. Bet mes norėtume padaryti kramę. O jums po buteliuko degtinės kiekvienam. Ką? Numirsit, bet man tikrai nebus. Tai gal nenumirsit? Linksmų švenčių. A ką daryt daugiau? Nieko nepadaryti. Nu? Aš sakyčiau, aš palinkėčiau visai Lietuvai, Lietuvos žmonėm, Ne, yra žmonių gerų. sekantys metai būtų tikrai laimingesni. Nu, ir gal kad sulauksim dar. nebūtų kažkokio tai tokio išnaudojimo, tokio pasityčiojimo iš vargšų. Nu,
Ką darysi? Duok Dieve jiem protelio, šiek tiek. Nors šiek tiek. Nu, kai bus Dievo valia. Gerų kelių, gerų sėkmingų. Tai aš taip palinkėjau, teisingai, gal ir bus geros, tiek dienų šventų dabar. Vis tiek, žinai, kalėdos yra kalėdos. Einam mišių, tai pasaulio Vytauto bažnyčia einam mišių. Tai vakar buvo užvakar, kasdien einam mišių. Gerai, sveikatą, ačiū tau. O. Čia va jums švenčių progą turėsit biškį užkast raudonų ikrų. O, dėkui. Čia va pasidalinti turėsit. Šaltienos, įdonytės dar. Gerai, dėkui labai. Žmonėm. Nu, kągi. Daug laimės norėčiau palinkėti visiems. Ir būtinai geros sveikatos. Linksmai atšvęst kalėdas. Valgysi. O, kad jums Dievas Ir dar donytės va. Ačiū labai. Stinės buteliuką. Ačiū, duokit, yra kas pabučiuosiu. Nereikia bučiuoti, tikrai ne. Dėl jūsų palaimina Dievas, tai kad jūs būkite toks žmogus, kaip kiti žmonės, ne vagys, ne banditai, o kaip tiesni žmonės, tai kad gerai sektųsi jums gyvenime. Ir jų, kad būtų geros kelionės, laimingos. Ir jūsų sveikata. Aš vardas Petras. Šventas Petras yra. Prašom. Gerų švenčių. Ir jums taip pat. Aš nenorėjau kažko įžeisti, kažkam įtikti ar kam nors pakenkti. Tai buvo tiesiog natūrali reakcija į susikloščiusią situaciją mūsų tėvynėje. Padariau tai nuoširdžiai ir tikiuosi, kad suprasite mane teisingai. Gerų švenčių ir linksmų kalėdų.